Labadiena, bičiuliai. Ilgasis savaitgalis prie ežero. Oras pasaka, praėjo lietus uraganai visą savaitę ir jau nuo penktadienio vakaro geras oras, nurimo vėjas, ežeriukas net nebanguoja. Ir ką mes čia veiksim? Prisipūtėm baltą gulbę, draugai jau ruošia stalą, kaip visada. O aš bandau paruošti stalą kitai žuviai. Kaip supratot, lynas, sakiau, aš čia sugrįšiu. Pirmą žvyjo padarėm žvalgybą, padarėm tokių klaidų. Šį kartą klaidos bus ištaisytos ir pasiruošta 120%. Tai va, trumpai žangėlę. Prie ežeriuko ilgas savaitgalis. Ką, vyksta pasiruošimas, ryšam meškerytės. Šiandieną jau pasiruošęs, ne šiandieną, visam savaitgaliui maksimaliai. Tai netgi pasėmiau savo fideriuką ekolipte 80+ ir pasėmiau mačiuką ekolipte 4,5 metro. Tai su dviejom. Ant vienos dėsiu vieną masaliuką, ant kitos kitą. Kokia sistemėlė? Sistemėlė ką? Plūdytė. Vadinama plunksna. Slankianti, stuporėlis, pelėšudis, kaip sako Deivis. Fiksuoja apatinę dalį su 2 pelėšudžiais. Pagrindinis valas 2 gūrų švinukų. Trejetą pagal plūdę. Plūdytė 3 gramai. Per vyrių pavadėlio drubinkėlę ir kabliukas Gamakatsu 2 numerio, ant kitos meškerės 4 numerio. Pavadėlio ilgis kokį 60 cm. Tokia paprasta lynui, karosui sistemėlė. Ir šiandieną darysim startinį šėrimą. Tai iššėrimą po kol kas jaukų ne. Iššėrimą eis žirnis ir kukurūzo kvapo pelėtukės, ne pelėtukės, čia tokias granulės. Tai startinis šėrimas iš vakaro bus pašertas, o rytoj maišysim jau ką reikės. Tai va, pasiruošimas vyksta. Žiauriai draugelis jau leidžia valtį. Tai šiandieną tik tai pašeriam. Gal dar jeigu tenais būks laiko kokią valandėlę pažiūrėti ar burbuliuoja, ar ką, nuplaukt pasižiūrėti. Ir dar vakarinis starkį. Tai va, šiandieną toksai planas, o rytoj jau nuo ankstaus ryto, kokią 3 į taškelį ten, kur pašerta. Arba bus, arba ne. Greičiausiai bus, nes visą laiką, kada maksimaliai pasiruoši, dar padarai išvadas po praeitos žvejybos. Gerai. Kas toliau? Nieko. Lypam, plaukiam. Ai, dar pasiėmėm. Kokią buvo klaidą padaręs praeitą žvejybą, tai neįsivaliau vietos, nes labai daug ilgų eglučių išdygė nuo dugno, labai trūkdė žvejybai. Tai šį kartą susimontavom grebliuką 3 metrų ir plaukiam įsivalysim tas akis, kur žvejosim. Ir ten pašersim. Tai va, tiek. Atplaukėm į ežero galą. Tai vieną tašką galvoju iššerti. Toks yra čia upeliukas įteka. Ir va čia tokia biškį gilesnė vieta. Tai tą vadimą pleikę, va čia va. Užbersiu žirnių, granulių ir pelėčių. Jauko jokio, grinai va stambą frakciją. Va, stambę frakciją, kad per naktį ištirptų, kažkiek suės. Tai tokia bus
Tokia bus pirma startinė. Atvažiuoja draugai atplaukia. Nu ką, standartiškai kibirukas žirnių. Pelėčių ir na va, pleikutę užšersim. Truputukai žolės pačias, kad išviliuot linuko karosą. Šiaip yra gražių karšius čia, papuola. Nu, va, su žirniais bus gana. Biškį pelėtukių. Skęsta jūs, neskęsta, paėmė draugas. Ai, skęsta, gerai. Truputuką pelėtukių. Ir granulių. Tokiais kukurūzais kvepia. Tai va, toks taškelis, įėjimas į griovį, galas ežero. O dabar plauksim į džumbrynus valyt savo linam. Įsivaizduojat, koks dugnas. Kaip mes tada gaudėm čionais, aš nežinau. Jį dar pagavom. Pasižiūrėkit. Kiek egliukių. Kiek egliukių ant dugno, tai kaip tu čia žmogau pagausi tą lyną, jeigu maslas įkrenta į žolės. Toliau valom. Eik tu savo, kiek sužėlė. Čia išvalymus be šansų, A tu matai, kas čia darosi? Kaip mes čia žvejojom? Kaip mes čia žvejojom? Kur tu čia? Kur to kokie kušiai, Labas rytas. Nu, rytas tai ne vasariškas. Nežinau, kaip +5 daug dievė. Įsivaizduojat, apsirengęs čiut nežiemiškai. Va. Nu ką, pirmas rytas, paruoštas laivukas. Čia žirniukai su pelėtėm ir su granulėm.
O čia iš vakaro jau paruošta. Kai grįšiu iš rytinės žvejybos, parodysiu, ką maišiau. Dabar nėra kada. 2 meškerytės plūdinukės. Atvažiavo draugas greit iš Kauno, va. Sėdam ir plaukiam. Vakar iš vakaro pašėrėm. O dabar lekiam. Kągi. Taškeliai. Nurytas rūkas, bet tik kad šaltas. Kokie plius 5-7 gal, kaip ne vasara. O, pliukškaršiukas jau nugarą rodo. Vieta idealiai, nu tik pašėriau už lelijų linijos į vidurį. O ten į tolumoje dar vienas taškelis paruoštas. Bandom užmesti. Nu ką, bandom kažką užkabinti. Sakė, labai ant dzikų kimba gerai. Dzikelių pundelį. Dzikučių. Kiek? 15 ant kablio. Gaidžiukai gieda kukarikų. O, gerai. Ten iki pat lelijų. Kabliukas Gamakatsu. 4 numeriuko. Jeigu jau paims linėcas, tai jau strėskam į krantą. Kokį burbulą užkabinau. Asmirda, blecha, mucha, reikėjo dėtų miltelių biškį Jau važiuoja. Čia turi važiuoti. Leščiukas arba raudelė. Nu ką, užmetam, pažiūrim. Važiuoja lynas, Ką? Opa! Lynas. Atnerkės šrapoką. Ne lynas, bet... Raudė. Raudė kokia. Nu ką, dėsim į, sakė, žuvieniai. Jau mano pompuoja, žiūrėk, net nenuskendo. Pažiūrėk, kokia raudė. Kaip bičiulė, pirmo metimo raudė. Puskilio. Pirmų 30 sekundžių. Pirmų 30 sekundžių. Tai kiek mes šią vakar subėrėm, kokius 2 litrus, jau sugriaužta. Nu pakel, parodyk ir dėsim gal tinkliuką. Parodyk šonu. Kaip didumo raudė. Gerai. Darom pirmą užšėrimą, nes dar nespėjom. Nespėjom užmesti žuvis. O ten mes žiūrėk va. Startinį padarysim kokį 10 bambuliukų ir paskui paliksim ramybėj. Mano jau važiuoja. Opa, nepakirtau. Pasižiojęs. Jau. Daro pim. Plūdukę niurt. O, po biškį kelią važiuoja, trypėm niurksi.
Kiek čia nužagrota kaimo, o taip. Važiuoja, ne? Važiuoja, pumpuoja, trypia. Oi, kaip slenka, žiūrėk. Aha. Eik čia. Kas čia? Tai žiurkėnas raudė. Ar koja? Žiūrėk, koja kokia. Nu, tu čia jau negerai, kad ant tokio burbulo masalo tokia žuvis. Nu, vėl pumpuoja. Oi, kiek gražiai pumpuoja, net iškėlė. Oi, kaip pumpuoja, lęšius bus jau stopudo. Kirstų jį teik čia. Eina sau. Plakis, Nu, geras. Iš kur iš jų dar tokių? Kaip gražiai tukt. Ir. Oi, kaip aš ją. Oi, lęšius kai važiuoja net pasišokinėdamas. Ne, kas čia, bet ne, supranti, ne lynas. Kaip gražiai važiuoja, nu. Man tai nepakirtau. Raudelė. Bet tavo ant žiūrnikų gražiai važiavo. Ką mes čia? Ne, raudė. Čerpoką reikia paduoti? Ne, paimsiu. Rauda kaip kumelė. Eis ant sriubės. Oi, gražiai žuvis. Nu. Dedam. Sakė, reikės Mariui virt žuvienę. Kas čia vyksta? Spardo visais įmanomais būdais. Nu, kas čia? Lampačias. Plakis vėl eiktų savo. Žiemą iš po ledo tai būtų bonusas. Bandysim iš žolių ištraukti juos. Kažką sulaukiau didesnio. Lampačias. Atėjo mailius ir atėjo lampačiai. Eik tu savo. Ešerys, o galvojau lynuką turiu. Žirnį su dziku, kažkoks vegetaras. Kągi bičiuliai, pirmas rytas. Lachanulis, kaip aš sakau. Pašėrėm toliau nuo lapukų vieną vietą vakar, o kitą vietą buvom išvalę. Išvalę eglutės, paruošę prie kranto linijos. Tai geriausia ten ir buvo. Ten, kur mes negaudėm.
Tai draugo tėvas, kiek, 3 lynus vieną ištraukė. O mes dar spėjom nuplaukti valandėlį, tai draugas skirto su viskom. Tai per šešėrėm, pasidarėm dar vieną vietą nuo kranto, palei lapukus. Tai maišom ką, vėl lorpijo, kanapėlių ir vakare pabandysim vėl. Nu kažkaip tai biški pramazinom. Ir žirniukų. Viskas reiks sumaišyti jaukelį ir paruošti vakarui. Visų išgirtas lorpijo lynas. Bandom. Toksai kukurūzo pagrindų. Matosi daug detalių kukurūzinių. Labai skaniai kvepia tokie kepiniai. Bandysim pamaišti, kur maišyklė. Va, maišyklė mūsų. Aromos reikia gal kokios pabandyti dar berti. Nugavosi. Pats valgyčiau. Kanapės, žali džiūvėsiai. Nu ir šiaip, nu tikrai tokie kepiniai superiniai. Nu ką, bičiuliai. Lynų nėra, tai nors karšienas visai neblogas. Visai neblogas. Nu, eik. O, ačiū. Rūdas jau, kaip sakau, jau rūdas. Gražu. Ką, dedam į setelį? Dedam. Pažiūrėsim, kaip mes čia per dieną pagausim iki vakaro. Pažiūrėk. Avo, vėl kažkas didesnio. Kas čia karosas? Ne, raudė. Tai kokia raudė? O, tegul kimba, tokia žuvis man patinka. Tegul jos tai kimba. Pažiūrėkit, kokia raudė. Karvė. O. Nu, gražu. Ai, kad prarijo. O, kaip gražiai pompuoja. Tuk. Lynas gal vidurdienį, žvengčiau. Nenori iki galo nunerti. Bičiuliai, vėl kokia didumo raudė. Oi, čia tai jau kailynas. Ir ką veikti. Ir ką veikti dar tokia traukti. Žiūrėkite kokia. Kokia graži. Nu ką. Kimba. Linksma. Nu. Kitam taškelį, nes tenai suplėšėm sietą, pabėgo visas žuvis, įvėlė sietą į variklį, pabėgo visi lęšiai, pabėgo visus raudės, atplaukėm kitur. O čia net nenori uostyti niekas. Ką mes čia įvarėm? Vyručiai. Kas čia pasirodykė? Karosas ar lynas? Lynas! Lynas, tralelė! Niekur nevažiuojam. Lynukas. Dieną, matai? Koks gražus kurkulis. O, tu žiurkėnas. O, papa. Nu.
O taip, valinukas. Tuoj pažiūrėsim su kamerėlė, kaip jis čia atrodo, juodas koksai. Kur dabar mes įdėsim? Suplėšim sietą, tai dabar lyną reikia laikyti kibire. Gražus kurkulis. Kažkaip čia mums labai jau sekasi trauk. Kokia raudė. O. Nu gal dabar nesudraskysim to sietelio. Sudraskim sietelį, paleidom pusę žuvies. Ištraukiam lyną, teko plaukti į krantą, atsimt sietelį. Nu, mes kaip nežinau, kaip čiūdikai. Kiek pabėrėm, vėl suėsta viskas. Ja. Kokia raudė. Eik tu savo kilogramas. Kaip tu raudelė. Eik tu savo. Nepakeliu, gau lynas koksai. Bičiuliai. Per tokį uraganą reikia žvejoti. Jį dar neša mūsų. Nesuvaldau, bičiuliai, tokias raudės, kad nesuvaldau. Dar viena. Nu, bet kairyje tai jau iki glandų, net reikia lydekinių replių. Ne, lyna, pažiūrėk, kokia raudė. Eik tu. Įdomiau negu lyna gal pasidarė jau. Pažiūrėkit, bičiuliai, kokios raudės. Kokios raudės. Kaip didumą. A kas čia? Ta pati simfonija. Bet pradėjo mažėti kvotai. Bet kumelė vėl. Eik tu savo. Kokia raudė. Kokio grožio žuvis. Čia berk nebėrės. Čia tu berk nebėrės tos grūdus. Šitos. Šičia kai karosas. Kai karosai, ja. Nufotki mane dar su ja. Karosas. Neatsimenu, kada tokias gaudžiau. Mamkos tokios, eik tu savo. Jėto, kokio grožio. Aprarijo. Į šiknelę. Bičiuliai. Dedam į tarbelę. Pažiūrėsim, kiek mes jų pagausim. Arba vėl tai baigsis. Bičiuliai, pagaliau. Ir kažkur įlindo į kopūstus. Išlindo biškai, išlindo. Bet dabar tai užpainio konkrečiai. Palauk. 2 valas, tai žinai, galiu aš biškai ir pažaisti. Oi, koks lynas. Kebra. Burbuliavo, prisiburbuliavo. Nu. Kuris ten užvarė. Neatleisiu aš dabar tavęs. Čia 2 kilai. Kebra čia. O čia tai burbulai variau. Kur iš įlindo vėl? Pažiūrėk, koksai kurkulas. Čia jau su kokiais pavadėliais 15 be šansų. Koksai. Nepasiduoda. Kur toksai kurkulas? Žiūrėk, koks čia. 2 kilogramai tikrai. Palauk. O čia tai kaifas. O čia tai. Nu kur, sviriukai?
Ui, sugi pakelis, pažiūrėk, Silinas. Jetau. Koks didumo. Kaip didumo. Duokit pafilmuoti. Kaip tau, Linas. Reikia nuotrauką padaryti. Ką? Šio vakaro žuvis. Kel. Kiško čia. Kiš. O čia. O. Jetau. Visas jau šlapęs. Visas šlapęs vėl. Labas rytas. Jau trečias rytas. Ilgasis savaitgalis į pabaigą. Dar vieną rytinę žvejybą ant lyno. Susidėjom ir plaukti. Va ten. Kas ten? Krūmuose. Paukščiukai tokie. Galvoju, linai. Ką kukurūzai vis lieka. Ta dziką. Pabandysim iš karto. Po vakar to lyno labai norisi tos pirmus metimus padaryti. Kai burbuliuoja. Oi, kai burbuliuoja. Aha. Vieni burbulai. Jau mano surado. Jau surado. Oi, kokie mažytė. Pabėgo. Bičiuliai, pagaliau. Kaip tu burbulas. Kaip jisai lenda į tas žolės. O, papa. Semta. Storulė. Yes! Tik žiūrėjau, taip nurimo. Jį taip prinėrė ir eina į šoną. Įsivaizduojat. Kankinamės su tom raudelėm ir vis tiek. Iškankinom. Vis tiek prisiburbuliavo. Va, lietuviška nacionalinė žuvytė hebrytė. Nu koks kleckas. Ant dzikelio. Oi, gražiai į šoną. Į lūpytės kraštą. Ant 30 dzikiukų. Nu ką, dedam gražuliuką. Papapa. Prisiburbuliavo. Geras. Prisiburbuliavo, Geras, toks kaip... Nu, kiek jisai burbuliavo. Kaip mano. Čerpoką pasiruošk, nes tai kai lenda jisai į žolės. Geras lynas, kad tu nori. Nu. Maladėts, pagaliau. Kentėjai. Atlenk lankelį. Nu ką, daug pitaką? Prikelk biškį, nutrauksiu aš tave visam gražume. Ne, atnešiu čerpokų. Aš atkabinsiu, įdėsiu.
Pažiūrėk, kokia grožia žuvis. Raudė. Raudė. Koja kokia. Žiūrėkite, bičiuliai, kokios kojos kimba. Tai kai mes čia pribėrėm vakar, tai čia nieko neliko. Kur tokia. Kumelė. Brolimėlas susišėrė. Bet taip nebuvo, kad duplėtai varytume. Aš paimsiu su lėšiuką kaip nors su delnu. Arba taip paim. Opa. O taip, hebrytė. Nesusisūkit. Kelkit į manęs. Duplėtas. Viens karosas, viens karšis. Viens karosas, viens karšis. Man žinai ta oslė, kad reikia čia atvaryti. Oi, kaip gražiai slenka. Kaip gražiai slenka. 100%. Ir kas ten? Opa! Ir kas ten? Karosas. Nu, žiūrėk. Karosiukai. Užsišėrė. Nu, toksai. Kokie puskelio. Maladėc. Nu, pakelt parojim. Nu, toksai. O, super. Čiuožė. Ir kas čia čiuožė? Kažkas rauda. Rauda. Kaip jin mane išdūrė. Kaip jin mane apgavo apgavykę. Oi, pažiūrėk, kaip jinai triedžia visokiais jau kukurūzais. Iš lietų važiuoja, gavau ne kliovas, o čia kliovas. Lynas. Kas? Och, tu žiurkėnas vidury dienos. Pažiūrėk, koks kurkulis. Pasalūnas. Pasalūnas apgavo. Ak, tu judulį. Ak, tu grožis. Slenka tu tą plūdę taip iš šoną. Galvoju, kas čia taip, žiūrėk, kur dar prarijęs. Man reikia sil kabliuką pjauti. Taip. Brolyčiai. Trečias. Šyrit. O! Nu, pagaliau atėjo ir raudės lauktos. Oi, karova, karosas. Kaip karosas. Sakėm, kur dingo. Kažkur tai plaukėjo. Nu, žuvis tai gražiai. Ant 32 dzikų. Kitaip neima. Užtildyt gali. Ilgasis savaitgalis, kebrytė. Ką kokosės, tu daužiai? Ilgasis savaitgalis. Wow, vienas. Du, važiuoja pas draugą į tvenkinį gyventi. 3, 4, 5, 6, 7, 8 linai. Karosas. 9. Žiūrėkit, kokios raudės. Kokios raudės, kokios raudės. Viskas gal kankinti, kišam į baką ir vežam. Kitas video linai.